Užeina jaunas vaikinukas į vaistinę ir sako vaistininkui: pirksiu vieną prezervatyvą, šiandien mane panelį pakvietė į svečius. Manau, kad ji nori kažko iš manęs ir tikisi. Vaistininkas paduoda vieną prezervatyvą, prie šeimų vaikinukas atsisuka ir sako: blemba, gal duokit dar vieną prezervatyvą. Ji turi sesę draugį man. Ir jinai taip gundžiai sukryžiuoja kojas pamačius mane. Manau, kad ji nori kažko iš manęs. Vaistininkas paduoda dar vieną prezervatyvą. Ir jau vaikinukas beveik išeinas. Ir staiga sako: dar, gerai, dar vieną duokit prezervatyvą. Duokit tą vieną. Panelės draugė sako: kokia panelės draugė? Panelės mama taip blizgina kites į mane. Jinai tikrai neprieštarautų, jeigu mes kažką nuveiktumėm. Paduoda jis tą vieną prezervatyvą, vakaras, susėdę visi, prieš maistą meldžiasi ir tas bachuriukas tiek daug meldžiasi, ten visas daugiausiai meldžiasi. Ir ta panelė jo sako: vau, aš sako, nežinau, kad tu toks religingas, dieve mūsų, padėk man, o aš nežinau, blėt, kad tau tėvas vaistininkas.